Tamsa pasitraukia ir paukštis pakyla. Respublika įveikia tylą už tave ir už draugus. Lori virš nakties šviesus dangus. Labas, čia mano fotelis ir pultas. Labai nemėgstu žinių. Užtat labai mėgstu multikus. Jie tokie spalvoti, kad seneliui net akinių nereikia. Dabar namie kanalų va tiek. O močiutė šaukia, kam visa tai? O aš jai sakau, kad būtų linksmiau gyventi. Užsisakykite skaitmeninę televiziją ir pagerinkit savo vaizdo ir garso kokybę. Labas, Milda. Visų klausiau ir tavęs paklausiu to paties. Kaip tau šios 2 savaitės? Labas rytas, Šarūne. Ačiū, 2 savaitės praėjo labai greitai ir labai smagiai. Tiesiog buvo labai intensyvus tarpas laiko mano gyvenime ir nespėjau jų pastebėti. Ar turi, Milda, ko pasidžiaugti 2 savaitės? Gal kilogramai keli nutirpo, gal apimtis sumažėjo? Taip, ir tas. Pradėjau dietos laikytis ketvirtadienį, kai tik tai gavau ją praktiškai ir numečiau 2 kg 200 gramų ir ant suknelės, užsidėdama vakar suknelę, pastebėjau, kad jinai man jau krenta gražiau, yra laisvesnė. Tai smagu. Dabar man kaip, draugė, išduok. Nusižengi nors kartą. Tai aišku. Visgi kovo 8-osios proga teko biškį nusižengti, bet labai minimaliai ir tai kompensavau 3 valandų šokių klube. Milda, jau patirties turi su projekte dalyvaudama. Antras kartas yra, ar keičiasi kažkas tai? Mityba gal kitokia, gal treniruotės kitokios? Šį kartą tikrai mityba yra griežtesnė. Pernai buvo ir angliavandenių daugiau, taip šokolado. Šiemet žiūriu tik tai varganas bananas parašytas. Treniruotės irgi šiek tiek, sakyčiau, pasikeitė pobūdis. Seniau būdavo, kad darai tiesiog lėtai, gražiai viską, o dabar pirmų priėjimų tu turi atiduoti visą save. Tai sėkmės tau treniruotį. Ačiū, Šarūne. Sveikas, Justai. Kaip tavo 2 savaitės? Iš tikrųjų, gan sakyčiau, kaip pradžia, tai truputėlį sunkoka, bet nieko stengiamės, sportuojam, kiek galim iš paskutiniųjų, kad viskas būtų, aišku, tik į priekį rezultatai. Visų klausiu, tavęs paklausiu, taip įsivaizdavai ar kitaip? Kai buvo pirmas interviu, galvoju, tikrai bus lengviau, bet iš tikrųjų nėra lengva, reikia ir vidinio kažkokio pasiruošimo, reikia ir atsidavimo tam dalykui, aišku, užima ir laiko, ir sveikatos ir jėgos užima, aišku. O kas sunkiausia buvo? Mityba, treniruotės, režimas pasikeitęs? Aš manau, kad ir mityba tikrai didelę dalį sudaro ir bent jau man asmeniškai sunkiausia tos, bent jau pradžioje, kaip dabar yra tos 6 dienų treniruotė ir visą laiką didelis spaudimas. O iš treniruočių pusės, man atrodo, būtų 3 diena mano treniruotės, tai kojos, aišku, gal kojos ir silpniausias buvo. Tai manau, kad man asmeniškai kojų treniruotė buvo
sunkiausia. Pokyčių yra kilogramai, centimetrai, jau matai, svėrėsi, gal matavaisi, turi kuo pasidžiaugti. Jo, iš tikrųjų, gal ne taip, kad pasidžiaugti, bet kažkokie rezultatai yra, gal krūtinės apimtis padidėjo 2-3 cm per tas 2 savaitės, bet kad kilogramai kristų, gal nelabai man kaip tik, gal 1,5–2 + kilogramų priaugo. Tai nežinau, ar čia reiktų džiaugtis, bet man atrodo, kaip vyrui gal ir gerai, kaip sakoma, kad pradžioj sportininkams, aš kai ne sportininkas, bet svoris auga pradžioje, tai gal man tas ir vyksta, gal paskui, aišku, su laiku ir nukrisis man. Tai sėkmės tau toliau treniruoti. Ačiū. Sveikas, Juozai. Pasakok savo įspūdžius iš 2 savaičių. Oi, labai greitai praėjo tas 2 savaitės. Sunkus pratimai, nežinau, bet bandom įsivažiuoti į tą naują programą. Taip įsivaizdavai, kad bus, ar truputėlį kitaip, pasirodė lengviau, sunkiau? Ne, panašiai ir įsivaizdavau. Gal negalvojau, kad tiek daug bus taip pačiai kūno vietai pratimų išėlės, bet sunku, bet priprasti, man atrodo. O mityba? Pasirodė sudėtinga valgyti tai, ką reikia, ne tai, ką norisi? Ne, ką reikia, tai valgyti nesudėtinga, tik tais laikais prisitaikyti biškį sunkiau, nes reikia kas tam tikrą laiką valgyti, nes laik išeina. Anksčiau laikydavaisi reguliarumą mitybos, ar būdavo, kada papuolė, tada ir valgai? Kada papuolė, tada ir valgydavau ir tik tai kelis kartus per dieną. Dažnai vėlai prisivalgydavau, tai dabar jau nebe. Tenka iš pagrindų keisti įpročių savo? Jo, Dirbi? Mokosi. Mokaisi. Tenka neštis į studijas, įsidėti, kad dieną turėtum paskaitų tarpę, turėtum ką pavalgyti, ar susidėlioji taip, kad namuose visą laiką? Kokteilį kartais nusinešu, arba surelį kokią. Šiaip dažniausiai stengiuosi namuose. Tavo bendrakursiai, bendra grupiai, žino, kuo užsiminėjai ar nelabai? Ne, nesigyriau. Nesigyriai. Kaip jie reaguoja, nereaguoja į tavo kokteilio gėrimą, neklausia, ką tu čia dabar darai? Ne, kažkaip tai nežiūrėjo tokia kalba. Patenkintas esi pokyčiais, rezultatais, ar pastebėjau kažkokį rezultatą? Rezultatai tai turbūt daugiausiai jaučiasi salėje, kai didesnius svorius arba lėčiau pavargsti, o kad matytus kažkas tai dar nemanau. Nesisvėrė, nesimatavai, nežiūrėjai, kontrolinę nedarai tokio pasitikrinimo? Svėriausi, tai keli kilogramai nukritę atrodo, bet čia nežinau, dar porą gal. Tai taip įsivaizdavai projektą, ar kiek truputėlį kitaip? Panašiai, taip įsivaizdavau. Ir nežinau, kaip su šitais laikysenomis ir panašiai. Dėl treniruočių tai panašiai įsivaizdavau. Tai šoko didelio nepatyri? Ne, tik tai reikia dabar daug dirbti, kad pripras prie naujos programos. O dar neatsirado tokio, ką man čia to reikia? Gal jau užtenka, jau pavargau? Ne, dabar azartas kaip tik stengtis. Nežinau, gal vėliau ir bus. Tai sėkmės tau, geros treniruotės. Sveika, Ugnė. Kaip tavo tas pirmosios 2 savaitės? Iš tikrųjų buvo tikrai sunku, tikėjusi, kad bus lengviau. Ne visus pratimus padarau taip, kaip reikia ir galėti treniruotės, jeigu jų visai nebūna. Su mityba irgi sekasi taip sunkokai, labai norisi kokį nors saldumynų. Darbe, kai būna kolegos pjausto tortą, mane praleidžia, sako, tau negalima. Tai taip ir stengiasi. Tai kolegų palaikymą turi, neleidžia to piktnaudžiauti? Turiu ir draugų palaikymą, irgi, sakau,
sakau, labai noriu snikerso, nes mano mėgstamiausias saldumynas, bet sako, kad tau negalima. Tai truputėlį lengviau yra, negu sakytų, Ugnė, nu ką, tu vieną kartelį, nu kas tau atsitiks? Man būtų lengviau, jeigu sakytų, gerai, imk tą vieną kartelį, bet taip nėra. Man sunku. Teko nusižengti, ar taip jau didvyriškai atsilaikai visą laiką su mityba? Ne, teko ir vieną dieną saldainį suvalgyti, ir kitą, bet taip po vieną, tai manau, kad dar nieko kol kas. O rezultatus jau turi? Kažkokius kilogramais, apimtimis, jauti drabužiai, kad pralaisvėjo, padidėjo? Kilogramo nenumečiau, o priaugau. Tai dėl to, kad manau, jog mano organizmas priešinasi šitai visai sistemai, bet tikiuosi, kad nukris ilgainiui, bent jau vienas ar du. Treniruočių intensyvumas kartai per savaitę pasikeitė, negu anksčiau kitaip sportuoji? Anksčiau eidavom 4 kartus per savaitę, taip stengdavomės bent jau, dabar būna ir 5 kartai, ir 6 kartai. O dienotvarkė pasikeitė? Taip, grįžtu labai pavargusi ir tik tai apie lovą galvoju, griūnu miegoti. Jau nei televizoriaus pasižiūrėti nesinori nieko. Tai tik tai miego, atsikeliu, kiaušinienę, tada į darbą, tada pietukai surašti, viskas tvarkingai indeliuose. Nešiesi į darbą maistą savo? Nevalgai kažkur kavinėse, užbėgus? Ne, mes pasirašėm maistą kokiam 3 dienom į priekį, taip jau susidėliojam visą, kad nereiktų vieną vakarą vargti ir maitinamės. Neatrodo tau tai baisu, nepagalvoji, kad aš nepajėgsiu, čia viskas ne man? Pagalvoju, iš tikrųjų sunku man tose treniruotėse yra ir atrodo, kad kodėl aš čia įsivėliau, bet stengsiuosi nenumesti visko. Tai linkiu aš tau nepalūžti ir geros treniruotės. Ačiū. Šiandien tiek. Atsisveikiname iki kitos laidos, kur pakalbinsime kitus televizinio projekto Pasiruošk su mumis vasarai dalyvius. Iki pasimatymo po 2 savaičių, tais pačiais kanalais, tuo pačiu metu.